Važiuojam. Labas sugrįžęs, Vidmantai. Daug kartų meluosiu, jeigu sakysiu, kad daug kartų nebandžiau pradėti vėl filmuoti ir kažkaip atrodo pripasakoju ir vėl pavargau, iš tiesų dariau, kažkaip pavargau ir supratau, kad aš nebenoriu daryti ir video ir sugalvojau, kad ir pailsėti, kol visai nesupykino nuo to dalyko, tai pailsėjau. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš tų video dar nefilmavau, buvo tai aš daug laiko leidžiu Bravore, Biremboro. Ne fiziškai Bravore, bet su Bravoro darbais. Ir aš negaliu pasakoti daug dalykų, kurie yra su jais tiesiogiai susiję, ne su manim. Kodėl? Todėl, kad tai nėra mano verslas tiesioginis ir aš, kai esu vienas savininkas, aš galiu papasakoti, ką aš noriu ir kaip noriu. Ir kaip man atrodo teisinga ir kas yra įdomu. Kai esu ne aš vienas, tai tada gaunasi, kad aš pasakoju dalykus, kur kitiem gali nepatikti. Man nieks niekada nieko nesakė ir Bravore, ką aš pasakoju, ar blogai ar gerai. Bet aš jaučiu tokį, kad yra krūvos dalykų, kur nežinau, čia mano dalykas pasakoti ir mano reikalas pasakoti. Ar iš vis turiu teisę tam pasakoti. Nes vėlgi, jeigu tai yra mano vienos sprendimai, tai yra viena. Jeigu yra sprendimai kito žmogaus ir aš juos komentuoju, gaunasi, kad aš tą žmogų komentuoju arba kritikuoju arba giriu. Toks, nežinau, ar suprantate, bet man toks yra dalykas, aš nežinau. Tai gal tas buvo, dabar daug laiko dirbu ir bare vėl ir matyti tas grįžta kartu su baru. Ir turbūt paskui šitam būtent video davė paskutinį tokį, tai jūs, kurie kartas nuo karto vis paklausite, kur video, kodėl nefilmuoju, kodėl nedarau ir ar darysiu ir kada sulaukti. Tikrai ateinate į barą, tikrai paklausėte ir ačiū Jums už tai, kad žiūrite ir klausotės ir pasiilgsate svarbiausia. Vakar taip pat atėjo para ir sakė, pasiilgom, kodėl nėra video. Aš pats kartais abejoju, ar čia labai įdomi šneku ir kažkokią prasmę suteikiu. Stengiuosi, norėčiau papasakoti tai, kad kažką sužinotumėt ir kažkas išliktų, bet ne visada tai sekasi. Šitą video, ko greičiausiai kelsiu, bet nežinau, ar nenoriu prisižadėti, kaip toliau bus. Aš tikiuosi, kad dabar gal pasistengsiu kažkokį reguliarumą, kad kartą per savaitę, per dvi, kad tikrai kelčiau kažką. Vėl pradėjau į Twitterį rašyti savo žinutės. Kaip žinutės? Twitterį mažai kas skaito, tai aš galiu parašyti tokius dalykus, akcentus į kažkokias detalės ir kur nepamirščiau papasakoti. Tai Twitterį aš naudoju kaip užrašinę. Kas seka mane tenais gali matyti, ką aš darau, ką rašau ir aš apie tai papasakosiu plačiau turbūt video. Ne viską, bet dalį to. Ir jeigu savaitę laiko aš gyvenu ir po to papasakoju per vieną dieną viską, arba per 2 dienas, tai aš turiu atsiminti, ką reikia papasakoti. Tai man Twitteris tarnauja tuo dalyku. Dabar X-as, ne Twitteris, šitoks iš įpročio. Tai tai pradėjau dėliotis, kad atsiminčiau, ką galiu papasakoti įdomaus ir kažką kitokio negu įprastai. O grįžom į barą, nes išėjo mūsų barmenė faina. Beatričė buvo viena fainiausių barmenių. Ir tikrai žmogiškai, tas apibūdinimas turbūt savybė žmogiškas, tai labai labai gerai atspindi, ką jinai daro. Ir gaila, bet jinai pasibaigė kursus, jinai labai norėjo dirbti su kokteiliais. Ir pasibaigė barmeno kursus, kur kokteilius mokina daryti. Ir jai reikėjo vietos, kur jinai gali... Neišjungiau triukšmą, atsiprašau. Tikiuosi, kad Google'as praleis ir nebus to triukšmo daug. Tai... Ir jinai norėjo darbo su kokteiliais, tai susirado vietą, kur išeiti. Mes tą žinojom, jinai labai aiškiai mums sakė. Ir... Neskubėdama ieškos, mes sakėm, neskubėk, viskas tvarkoja, gali ieškotis. Tai jinai ieškojo, surado darbą, išėjo į barą Hugi John su kokteiliais dirbti ir mano manimu tai gražiai atsisveikinom, labai viskas tvarkingai, sąžiningai ir visada džiugu pamatyti ją, tai net ir trumpam užsukusi. Kito žmogaus mes nesamdysim, todėl kad vėl reikia mokyti, reikia vėl žiūrėti, plus gruodis pats pikas, plus pinigų nėra ir kai jums barai sako kavinės, kad pinigų nėra, tai jeigu jau aš tai sakau, tai patikėkit, tikrai nėra pinigų. Kadangi seniai įrašinėjau, daug dalykų nepapasakau jums tai.
Tie, kas lankosi bare, tikrai labai ačiū, nes ateinate ir aš matau, kad dalis jūsų ateina tam, kad palaikytumėte. Labai svarbu ir labai gerai. Ir vakar, pavyzdžiui, Justas atsivedė, darė renginį ir atsivedė krūvą žmonių pas mus į barą. Ir tą patį daro ir kiti žmonės, ir Arūnas, ir kiti, kurie atsiveda savo kolektyvus, svečius į barą ir tokiu būdu mums padeda. Taip pat turim paslaugų klientų, kaip tokių didelių įmonių, tarptautinių, kurių kolektyvai ateina pas mus ir pasėdė, pabalevoja. Tai labai džiaugiuosi ir tokiais, ir tais, kurie ateina po vieną, po du, reguliariai ir pastoviai ir labai džiaugiuosi. Vakar Rainas užėjo su draugu dviese. Tai Rainas, kad suprastumėt, jis yra amerikietis, jo žmona lietuvė, jau dabar vaiką turi, susituokė. Pernai metais net darė vakarėlį pas mus bare prieš vestuvės. Suvažiavo iš užsienio belekiek žmonių. Ir jis yra tas žmogus, kuris, gal ne nuo pirmos dienos į mūsų barą vaikšto, bet belekiek metų. Turbūt beveik 8 metus ir eina į barą, pas mus ateina. Ir atvarė vestuvės dar toks irgi iš Australijos vaikinukas irgi pas mus ateidavo į barą visą laiką, dar į seną, po to į naują, truputėlį po to išvažiavo, iš seno dar išvažiavo, dar laikas buvo. Ir jis atvarė, grįžo, kai faina pasimatyti. Mes tikrai gerai sutarėm, faina, jie ateina su puikia nuotaika, tai visi žmonės, kurie ateina su puikia nuotaika, šypsosi, yra didžiulis džiaugsmas, didžiulė vertybė yra baro nuotaikai, baro atmosferai. Tai tai tikrai nuoširdžiai labai ačiū visiems, kas ateina, kas mums generuoja apyvartą. O ne tik tai, kad pati situacija barų kavinių nėra gera, bet dar mums irgi Trakų gatvė nuo rugsėjo perkasta visą, tai uždaryta ten. Labirintai tai uždaro praėjimus, tai atidaro, tai zigzagais eini, tai dar kažkaip ir toks, yra reikalų. Negana to, dar užtvėrė Vokiečių gatvė čia šią savaitę, tai tą mūsų įėjimą surasti, jeigu tu jį pateksi, tai tada iš jo išeit su gaunasi. Bet jeigu nepateksi, tai tada toli reikia eiti iki barą apeiti. Žodžiu, situacija nėra pati geriausia, mes patys dabar dirbame, tai vakar buvo penktadienis ir šeštadienis. Mes 2 dienas iš eilės dirbame, dabar galvoju, penktadienį. Ar buvo Žilvinas, ar nebuvo, jau nebeatsimenu, žinok. Buvo. Tai dar dirbo, kitą penktadienį vieni dirbsim, tai nebus jo. Tai turim barmeną pusę etato ir patys dengim. Tai vakar 3, aš su Raimonda už baro, dar Morta padėjo ir virtuvė vienas žmogus, tai dar Raimonda ir virtuvė buvo nuėjus padėti atmušti. Tai žiauriai gerai, jeigu reikia padėti, reikia tiek žmonių, kad suktųsi ir veiktų, tai labai gerai. Tai savaitgalis buvo normalus, toks, koks turėtų būti. Tai šiais laikais yra geras, o šiaip tai yra toks normalus savaitgalis, koks ir turėtų būti. Bet savaitė iki tol buvo labai liūdna, tikrai labai mažas apyvartas. Ir ateikit, pasišnekėsim, aš už baro dirbu, aš turiu laiko, ypač darbo dienom, ne savaitgalis, turiu laiko pasėdėti pašnekėti. Savaitgalis, kai jūs ateinat penktadienį, yra žiauriai gerai, bet aš pašnekėti mažiau laiko turiu, nes lakstau. Tai turbūt tokias dabar mūsų kasdienos ir dienos ir dirbu šią savaitę, 5 diena šiandien važiuoju į darbą. Tai darbas nuo 2 iki kokios 1 beveik, pusė 1. Jeigu laisva diena, tai anksčiau išeinu, bet jeigu vakar, pavyzdžiui, grįžau 3. 3 grįžau, dabar kiek 12 važiuoju į barą vėl, nes reikia sutvarkyti, yra abudu aukštai buvo atidaryti, tai reiškia, turiu išsiplauti 2 aukštą, vakar juokingai. Jau atrodo viskas, žmonės mažėja dar, užeina kas nors dar, koks pažįstamas pašnekė dar. O po to galėjau užsidarkinau, tvarkausi, nuėjau į 2 aukštą tvarkyti, renkuosi, tvarkausi ir su galva į lempą. Bet taip kaliau, kad galvai tai nieko nesitiko, bet lempa tai sudužo. Būna ir taip. Tada, bet supratau, kad jau tikrai pavargau, tikrai vakaras, palikau viską ir išvažiavau. Tai šiandien reikės tos stiklus visus surinkti, sušluotis, išplauti. Ir dar kas įdomu, pavyzdžiui, bare, dabar kaip pats daug dirbi, tai tu matai viską, kas buvo, kaip sakyt, į kai kurios dalykus užsimerki, kai kurių dalykų nepastebi, bet vienai barmenė išėjęs, tu pamatai, ką kitas barmenas nedaro, arba ką neveikia jisai, arba ko jisai nenori daryti. Ir situacija, kai žmogus po 3 mėnesių sužino, kad bare yra siurblys, nors yra kilimai prieimo, turėtų atrodo natūraliai kilti klausimas,
kodėlgi tos kilimus valyti? Klausimas nekyla. Reiškia, kažkas įdengė, reiškia, barme Beatričė tvarkydavo, o jisai ne. Tai gerai, tai aš tą siurblį palikau jam prie durų, papasakojau, ką su juo daryti, kur jisai yra, kaip jo vieta, ką reikia daryti. Ir spėkit, kas nutiko? O nutiko tai, kad jis paima siurblį nunešė į vietą, o taip ir nesiurbė. Ir nežinau, įsivaizduokit tokią situaciją, ką jūs darytumėte. Neviltis absoliuti. Kai žmogus numuilina tam tikrus darbus, tu gali sakyti nespėjo, kažką gal daug ką darė, gal kažkur užsibuvo. O čia tiesiog jis paėmė nunešė ir viskas, taip ir nesiurbė. Nes kilimas pilnas smėlio, aš kai išsiurbiau, tai tas kilimas spalvų pasirodo turi. Tai va, tokių situacijų mes turim daug labai. Ir aš kaip dabar pats dirbu, Raimonda dirba, tai vis pasiemu kažkokį kraštą ir vis sutvarkom. Ir, pavyzdžiui, vieną dieną praeinu visos baro kraštus palei sienas, nes visos juodi kraštai. Viską išplauna, viduriuką jie neplauna dažnai, o prabraukia, kas jie, ne visi, bet dalis barmenų, čia aš taip jie taip bendrino, bet dalis barmenų tiesiog sušlapina grindis ir čia reiškia išploviau jas. Tai matosi šuorai visokie, pavyzdžiui, vandens nepasikeičia, tai toliau. Bet čia tokios detalės, kur atrodo man kasdienos, jums gal atrodo keistai, bet taip yra, jeigu jūs taip plautumėt savo namus, tai būtų žiauru. Bet va kraštai visi juodi, nes kraštų neplauna, netitraukia stalo, nepatraukia, tai aš vieną dieną praėjau visus kraštus atšveičiau. Kitą dieną praėjom visus užkampius, lentynėlės, viską nuvalėm, nesimato akimi tiksliai to, bet taip neturi būti. Tai žodžiu, mes po kampą einame, po darbą to, ko nebuvo daryta daug laiko, kur nepagalvoja, nepadaro arba patingi, ir švitinėjom tos dalykus visus. Ir tokia smulkina, pavyzdžiui, vakar Morta pasidėjo gerai ir atšveitė kibirus. Tai atrodo, kad kibiras, bet vis tiek jis apsitaško, apsineša popierių, nes daug popieriaus naudoja, žmonės traukia, byra ir prilimpa po truputėlį, ten apsineša. Tai tas kibiras kaip ir juodas, bet toks papilkėjęs jau. Tai vakar įeini ir man iškart, wow, spalva, wow. To klientas nepastebės greičiausiai, bet arba tas, kas atėjo tiesiog iš šono, bet aš tai matau ir man kažkoks kosmosas kaip gražu. Ir mes tai dabar gyvename, kad tiesiog įmame kampais ir šveičiame ir pavyzdžiui, tos pasienius nereikia kiekvieną dieną plauti, bet kartą per savaitę reikia gerai prasieiti. Bet to nėra. Tai va. Žodžiu, tokie maži dalykai, kur atrodo kiekvienam elementarus, ne visada įvyksta. Pasigūdžiu, pasipasakojau, ne? Buvo pasilgę mano bambėjimų. Tai va, tai dabar baras grįžėja, švarėja, smagėja ir kažkoks toks atsiranda man vėl toks namų jausmas, kai tu išsivalai, atnešam obuolių, pasimkit tam barą, obuolių visą laik paliekam. Iš namų dar mes turime terasai, kol didžiuliai šalčiai neužėjo, tai mes tos obuolius vaišinam žmonės, jie netrodo kaip parduotuvėje idealiai lygus, idealiai gražus, bet jie žiauriai skanus. Tai mes tokia namų atmosferą dalinai dabar gaudasi, nenori, nes patys ten leidžiame beprotiškai daug laiko. Ir kadangi penktadienį šiandien dirbu, o rytoj turiu susitikimą 8:30, tai Raimonda vakare mane atvažiuos pakeis. Ir aš grįšiu namo, jinai užsidarys barą, o aš rytoj 6:30 keliuosi, važiuoju, vežu vaikus ir tai susitikimą varau. Tai va, tai kažkiek bravoras nuo to nukeičia, bet aš daug darau bravoro dalykų susitvarkau per tas dienas, kai aš sėdžiu bare ir mažai žmonių būna. Tai aš tikrai turiu kelias valandas per tą visą dieną tokias pakankamai rames, kai aš galiu dirbti. Nes žmonės geria po vieną, po du alaus, tai aš vis tiek jie nestoju pastoviai, tai aš turiu daug pauzių. Ir tikrai daug pasidarau. Tai kai nori, tai galima. Nebūtent telefone brausint, galima kompę reikalos tvarkyti. Kartais būna ateina klausia, ką čia darai, kodėl darai. Labai nustemba žmonės, kaip mato, kad aš programuoju. Ir jo, aš programuoju, nes man reikia įrankių darbui, arba aš matau, kad kitiems reikia tam tikrų įrankių, jų nėra. Tai aš pasidarau tos įrankius arba padarau. Ir tada visiems labai faina būna. Patogu, lengva, paprasta ir gerai. Tai va, tai kai ateina prie baro, jūs sėdžiu prie kompo, nebijokit, galite drąsiai kalbinti, viskas gerai yra. Man penktadienį, šeštadienis, kai buvo pilna žmonių, yra žiauriai gerai, nes yra ką veikti ir laikas greit bėga, bet kai yra tos tuščios dienos, mane slegia, nes aš neturiu ką daryti. Be darbo prie kompo, vis tiek mane tas erzina, kad nėra tų žmonių, toksai trinimasis gaunasi, laikas lėtai juda, tai va, tai reikia žmonių,
Nežinau, ar gatvė Darius padės, bet matysim. Įdomi, Trakų gatvė irgi remontuoja ten. Turi, man atrodo, iki naujų metų pabaigti, ar iki Kalėdų, ir man sako, man atrodo, kad iki naujų metų. Bet nepanašu, kad pabaigs, nes ten dar vis kažką daro, krapšto, jau kaip ir lygina tą gatvę, bet, ne gatvę, ten pagrindą dabar turėtų vežti, trombuoti viską. Ir aš galvoju, kad keis Trakų gatvę, kadangi daro normaliai remontą, galvoju, keis visą ją ir šaligatvius ten yra sunku pakeisti, nes siauryje labai yra ir tu turi uždaryti tada, o daug įėjimų į parduotuvės negali uždaryti į barus. Bet dabar paėmė, jie sutvarkė to šaligatvius toks, tu matai, kad ant snarglių, bet, kaip išlygino, sudėjo, plyteles ar trinkėlės tarpus užkišo ir panašu, kad šiemet nedarys. Tai gal jie visą gatvę padarys, o po to tvarkys viską, nežinau, nes ir bordiūrai, kur išvirtę buvo, juos atstatė atgal, tai tikrai, manau, šiemet nebedarys ir nežinau, kada darys. Gal taip daroma, kad, pavyzdžiui, sudės šitą po to, gal jiems tai patogiau, kad aš eis tik per visą gatvės ilgį, kai pabaigs šaligatvius tvarkys. Tai nežinau, bet man geriau, kad vieną kartą padarytų ir baigtųsi, negu grįžt atgal jie. Tai va, kuo greičiau tos tvoros patrauktų, tuo geriau mums būtų, nes tvoros belė kaip trukdo tikrai darbui. Surast mums sunku, praeit sunku. Ir kuo tai pasijuto, dar vienas dalykas, kuo įdomu, kad, pavyzdžiui, kaip aš pajutau, kad ne tik apyvarta nukrito, bet turistų belė kiek padaugėjo palyginus su vietiniais. Ir tu supranti, kad tada turistas, jisai susibrausino tą barą, jisai suras, jisai eina, jo ieško specialiai. O vietiniai nepraeina pro šalį, dalis jų ir praeina. Tie, kurie pastovus mūsų tikrai ateina, viskas gerai, o kiti neteina pro barą. Tai va, kaip prišnekėjau, čia 17 minučių, 15. O, siaubas. Jeigu iki galo pažiūrėt, kaip sako, paspauskit laiką, žinosit, kad pažiūrėt, nes jeigu ne, tai nesidžiaugėt ir vėl nerašysi video. Iki. Ačiū labai, kad palaikot.